Tai va, esu garaže, bet driftkarais nesirūpinsim, sezonas baigęs, tai reikia pasirūpinti kasdienio automobiliu. Šiandienai turim revitalizantų, kuro sistemai ir vairo stiprintuvai. Noriu paminėti, kad šitos daiktus galite įsigyti ne tik hado.lt internetiniai parduotuvėje, bet yra ir fizinės parduotuvės, jų partnerių parduotuvės. Tai va, šito net nerodysiu, kaip pyliau, nes esu supylęs su daug automobilių, bet su šito ir įdomesnė situacija su kuro. Į atskirą talpą su šiek tiek dizeliniu kuro sumaišyti ir tada pilti į baką. Aš pilsiu tiesiai į baką. Aišku, kuro turi turėti ne mažiau nei 40 litrų bake. Svarbu pasižiūrėti, jeigu pilsi tiesiai į baką, nes yra apsauga. Ta apsauga su atsuktuvu galima atsidaryti ir tada susipilti. Supylus taip, reikia pravažiuoti taip apie 3000 km, turėtų pasimatyti skirtumas. 3000 greitai sueis, tai neužilgo galėsiu ir pasidalinti informaciją, ar tikrai kažkokį skirtumą pajutau dėl kuro sistemos ar ne.